Na sveiki, štai atėjo dar vienas rytas. Jeigu atsimenat, aš vakar valgiau 1800 kalorijų. Jaučiuosi puikiai, sotus 100%, iki šiol nenoriu valgyti, dabar jau yra. Vakar aš baigiau valgyti, jeigu atsimenat, po 9:15 ir dabar yra 11 valandų 9 minutės. Tai štai, jaučiuosi puikiai ir aš jau pastebėjau, kad pas mane šiek tiek apkrito riebalų sluoksnis, nes tai vyksta akimirksniu, 1800 kalorijų, aš manau, mano kūnas naudoja apie 2500–2600 kalorijų per dieną, tai praktiškai tos nepadengtos kalorijos iš karto yra deginamos nuo riebalų masės. Tai jeigu jūs laikysitės tos dietos, tai 1800 kalorijų jūsų svoris turėtų kristi ant akių. Ta prasme, kiekvieną savaitę jūs užlipsit ant svarstyklių ir matysit, kiek svorio nukrito. Ir tuo pačiu galėsit tokiu būdu paskaičiuoti, kiek maždaug kalorijų jūs deginat. Tai irgi labai įdomu. Nepamirškit, jeigu sudeginat 1 kg riebalų, tai yra 3500 kalorijų. Kiekvieną sykį, kai jūs turite 3500 kalorijų deficitą, jūs sudeginate 1 kg savo masės. Bet aš nesakau, kad jūs neturit valgyti nieko. Nes kiti gali pagalvoti, kad jeigu aš nieko nevalgysiu, tai aš daug greičiau suplauksiu. Ne, čia ne taip viskas paprasta. Jums reikalinga visa ta lentelė, kur aš rodžiau per praeitą video ir per šį video, kad jums reikalingi visi tie vitaminai. Jeigu jūs jų negausite, jūsų organizmo mechanizmas suges. Niekas neveiks ir jūsų organizmas nedegins jūsų lašinių. Yra storulių, kurie numirė badu, kurie porą dienų nevalgė ir numirė badu, nes jų organizmas neperėjo ant riebalų masės. Kad pereitų, reikia organizmą išauklėti, reikia daug naudoti riebalų, o šiais laikais visiems yra paaiškinta, kad riebalai yra labai blogai. Tas yra absurdas ir tie, kas tai paaiškino, gavo Nobelio premijas ir nenori atsiprašyti žmonių, kad jie buvo neteisūs. Tam yra nepriklausomi dietologai ir mes sakom, kaip yra iš tikrųjų. Gerai. Dabar apie šiandien dieną. Šiandien mes filmuosime laidą, kaip, reiškia, pragyventi visą dieną su 2000 kalorijų. Dabar 2000 kalorijų vyrui tai vis dar yra nemažas kalorijų deficitas. Aš manau, beveik kiekvienas vyras degina daugiau. Sakyčiau, kaip minimum 2200 kalorijų ir daugiau. Sakykime, aš labai neaktyvų gyvenimą gyvenau, tai, kaip nelabai aktyvų, normalų. Aš gyvenau normalų vyrišką gyvenimą, 2500 kalorijų kažkur tai mano organizmas degino, aš taip manyčiau. Galbūt daugiau, gal 2000. Iki 2800 kalorijų. Priklausomai, ką aš veikiu per tą dieną. Sunku pasakyti, iš tikrųjų. Nes aš neskaičiuodavau tiksliai kalorijų, kiek aš sunaudodavau jau. Bet dabar aš šiandien žadu jau eiti į sporto salę pasportuoti. Tai žinoma, mano kalorijų deginimo skaičius, kiek aš sudeginsiu kalorijų, išaugs. Tai reiškia, reikės daugiau kalorijų. Bet šiandien aš būsiu ant 2000 kalorijų. Tai jūs galėsit visą šitą video pažiūrėti. Dabar dėl moterų. Moterims 2000 kalorijų, nemažai moterų kažkur tiek ir degina, nes moteris yra smulkesnis, yra didelis skirtumas, kur vyras 100 kg, kur moteris, sakykime, 60 kg, 65 kg. Kiekvienas tas ekstra kilogramas prideda, reiškia, prie daugiau per dieną išdegintų kalorijų. Tai 2000 kalorijų moterims, nelabai aktyvioms moterims, kurios nesportuoja, iš tikrųjų bus dieninė norma ir jūs labai gali būti, kad nenumetinėsite svorio. Bet vis tiek tokia sveika mityba labai geras dalykas. Ir šiaip po trupučiuką tas svoris turėtų kris, nes jūs tapsite energingesni, jums norės daugiau judėti, jūs pakeisit visą gyvenimo stilių, mažiau būsite prie televizoriaus, nes nebejausite malonumo nuo to. Jūs norėsite
norėsite kur nors eiti, susitikti su draugais, nu ir čia prasidės papildomas kalorijų deginimas. O jeigu jūs sėdėsite 2000, sudeginsite 2200, jau 200 kalorijų ir nėra, žiūrėkite. Gerai, tai susitiksime vėliau, kai aš filmuosiu jau savo pirmą maisto priėmimą. Na sveiki, pusryčių metas. Pusryčiai pas mane bus lygiai tokia pat kaip ir vakar, kai aš valgiau 1800 kalorijų, 2 virti kiaušiniai, didelis avokado ir viena kanistra sardinių. Tai tiek. Geras oras, eisiu pavalgyti lauke. Susitiksime vėliau. Avokadas gavosi kur kas mažesnis nei vakar, tai nusprendžiau netgi 50 gramų mažesnis šitas avokadas, nei aš vakar valgiau, tai nusprendžiau dar šiek tiek suvalgyti moliūgo saulėgrąžų ir pekanų riešutainių. Nežinau, vadinasi angliškai pekanų. Aš pažiūrėsiu po to, kaip lietuviškai vadinasi. Tai štai taip atrodo mano perkandimas. Dabar yra, reiškia, aš pradėjau valgyti po 4:30, dar vėliau šiandien. Jaučiuosi kol kas puikiai ir einu į lauką visą tai suvalgyti. Matysime vėliau. Sveiki, nežinau kaip pas jūs, bet pas mane kavos metas, kaip visados. Dabar yra po 6:20. Čia jau bus trečias puodukas mano kavos šiandien. Aš geriu daug kavos ir stiprios kavos. Čia yra toksai espresso, nu, šiek tiek silpnesnis nei espresso, čia daugiau biškį vandens įpilta. Ir valgysiu juodą šokoladą. Čia yra 20 gramų lygiai. Taigi reiks visą tai įvesti į mūsų programėlę ir patikrinti, kaip man sekasi. Susitiksime vėliau. Taigi tęsime valgyti. Valgymus pas mane dabar 7 valandos. Štai, čia yra mango ir kivis. Ir dabar jau galėsime patrupučiuką pradėti mūsų užrašus vesti. Dabar bus kur kas paprasčiau, nes mes jau turime duomenis iš vakar. Tai viskas, ką reikia, dabar mes darom copy previous day, tai reiškia nukopijuoti praeitą dieną. Reiškia, matote tuščias puslapis ir mums išmeta viskas, kas buvo vakar. Šitų man visų nereikia. Šis. Galima ištrinti, kad nesitrukdytų čia. Reiškia, kavos aš išgeriau tiek pat. Juodas pipiras naudosiu šiandien. Kokos aliejus ir sviestas buvo naudojamas kavai. Labai gerai, kad jie yra. Avokado šį kartą buvo ne 180, o 125 gramai. Gavęs mažesnis. Aldės sardinės taip, 2 kiaušiniai taip. Arbata žalia 2 puodukai taip. Gersiu. Dar 2 puodukai juodos kavos išgeriau jau. Kivi šį kartą 65 gramai. Šito aš nevalgiau. Persiko. Vietoje bus mango. Toliau šokoladas 20 gramų. Čia kas viską teisom, kas šiandien. Kokoso vandenį aš dar naudosiu savo detokso kokteilį. Spirulina taip. Cinamoną aš naudoju 1 arbatinį šaukštuką kiekvieną dieną. Obuolių actas sidras 2 stalo šaukštai taip. Išgersiu 1 tabletę kalciaus vėlgi. Taip, reiškia, moliūgų sėklų aš jau 20 gramų suvalgiau. O lentylių šitų lešių aš šiandien nevalgysiu, šiandien aš juos pakeisiu į kai ką kitką. Aš juos pakeisiu šiandieną į, galvoju, išsivirti avyžirnių. Pomidoras. Paliekam. Toliau reiškia, grybai pas mane baigės. Galima patraukti. Šparagus paliekam.
Salieras baigėsi irgi, reiks patraukti. Šitą aštrųjį pipirą paliekam, saldųjį pipirą paliekam, svogūną paliekam, česnaką paliekam. Mėrį paliekam, oregano prieskonį paliekam. Toliau ciberžolį paliekam, druską paliekam. Reiškias šitie mendalio rieštai, almonds, mendalio rieštai. Gerai, aš įmesiu juos į šitą detokso kokteilį, juos suvarysiu į miltus. Labai gerai. Saulėgrąžų aliejus, kol kas nežinau, ar aš naudosiu. Ištinsiu. Citrinos sultis labai tikėtina ir kokos aliejus, irgi kol kas šito nežinau. Ištinsiu. Taigi, pažiūrėsim, kas pas mus gaunas. Štai gaunasi tik 1383 kalorijas, tai reiškia, reikės dar pririnkti 600 kalorijų. Nu ir viskas labai neblogai. Mums dar reikės pririnkti kalio, cinko. Tiesa, dar ne viskas įvesta. Dabar, kai suvalgysiu šitą kaipgi jisai vadinasi, mango, įvesiu duomenis ir tada bus matyti tiksliau, kas ir kaip. Tiesa, dar pekano rieštai. Pekans raw buvo 11 gramų. Šiaip jie labai skanus. Tai va. Pakeitimas nedidelis. Gerai, susitiksime vėliau, kai aš įvesiu jau mango ir gersiu detokso kokteilį. Na kągi, vakarienės metas. Šildome mūsų wok keptuvę kinietišką. Aš išsiviriau ne avižirnių, pasirodo aš jų neturėjau, aš išsiviržiau, čia yra ta kunova. Taip ir nepažiūrėjau, kaip lietuviška vienas, reiks išsiaiškinti. Čia mano šios dienos, čia salatinis indas, taip kad čia netiek jau mažai, reiškia, daržovių mišinys. Labai panašiai kaip ir vakar, tik, reiškia, žirneliai, tik tai nėra grybų, daugiau viskas tas pats. Vienas svogūnas, saldieji pipirai, šį kartą šiek tiek daugiau pomidorų, 200 gramų pomidorų. Čia papjaustytas česnakas ir imbieras. Na ir viskas, šitą keptuvė ganėtinai greit paškyla. Tai mes tuoj pradėsim maisto gamybą. Ok. Taip, mes naudosime šį kartą kokoso aliejų, aš jau daugiau mėgstu gaminimai naudoti. 10 gramų, reiškia, pažiūrėsim. Tas stiklas turi būti -10, -13, šiek tiek per daug. Dabar -11, dabar, na, -11, tai yra šiek tiek vis tiek liks šiam bei ten, gramas išgaruos. Štai, tai reiškia, čia bus 2000 kalorijų dieta, nepamirškite. Puiku, iš karto akimirksniu ištirpo ir galime dėti jau. Žinoma, sveikai mitybai mes naudojame medinius prietaisus gamybai maisto. Puikiausia vieta. Kepsime labai greitai, nes aš nenoriu, kad maistas prarastų daug maistinių medžiagų. Ir taip pas mane gaunas, kaip sakant, toč. Šį kartą ganėtinai sunkiai susirinko. Kas juokingiausia, su 1800 kalorijų lengviau susirinko negu su 2000. Man labai sunkiai gavosi ant galos, kad gautųsi pakankamai cinko ir pakankamai kalio. Iš tikrųjų, cinkas ir kalis, kai jūs valgote mažai kalorijų, yra problema. Sunku jo pakankamai gauti.
Bet sekančius video, kai aš darysiu jau 2500 kalorijų, žadu dar padaryti 2500 kalorijų, 3000 kalorijų ir 4000 kalorijų. Kas dėl 3000 ir 4000 kalorijų, tai jau čia žinoma svorio prieaugimui, čia yra kultūristams, čia yra sportininkams, žmonėms, kurie yra liesi ir nori priaugti sveiko svorio. Na, o šis video 2000 kalorijų, tai arba tam tikrais atvejais, jeigu jūs labai lieknas, sakykime, 60 kg ar kažkiek tai, moteris nebūtinai 60 kg labai liekna, priklausomai nuo ūgio. Jeigu jūs norite palaikyti svorį ir esate nedidelio svorio, o jeigu esate didesnio svorio, sakykime, jau aš 73 kg, čia man aš su tiek maisto jau praradinėsiu savo svorį. Tai va, šiaip aš valgau, aš asmeniškai valgau 2800 kalorijų, o dabar dar pradėjau sportuoti. 2800 aš tiksliai nežinau, neskaičiuoju. Paskutinį kartą, kai aš tikrinau, buvo 3000 kalorijų. Bet ir kas įdomiausia, tą dieną man pasirodė, kad aš netiek daug ir valgiau. Bet iš tikrųjų buvo patikrinimas, reiškia, surinkti geriausi pasaulio dietologai, kad jie maždaug paskaičiuotų, kiek yra kalorijų maiste, kai jie gamina. Tai niekas negalėjo tiksliai paskaičiuoti, nes iš tikrųjų tai sudėtingas dalykas, reikia dėti viską ant svarstyklių. Jeigu jūs skaičiuosite be svarstyklių iš akies, tai tą jūs ir gausite. Jie skaičiavo maždaug, tai buvo, reiškia, plus minus 200-300 kalorijų. Tai iš tikrųjų tai labai didelis netikslumas. Tai va. O sakau, aš tiksliai nežinau, kiek aš valgau, bet aš manau, kad dažnai būna netgi 3500 kalorijų galiu suvalgyti per dieną. Štai tai. Man iš tikrųjų šitas laidos ir pačiam įdomios, nes jau senai aš esu skaičiavęs kalorijas, tai dėl to aš ir pats valgau. Kaip sakiau, vakar suvalgiau 1800 kalorijų, tai jaučiuosi kuo puikiausiai. Mano gyvybinės šias funkcijos neįsijungė, gal buvo šiek tiek šalčiau. Jeigu įprasta, šiek tiek. Bet šiandien vėsesnė diena, tai gal dėl to. Bet aš buvau šiandien sporto salėje, aš buvau stadione. Taigi aš jau pradėjau, reiškia, užsiiminėti sportu, šiek tiek kilnoju geležis, noriu šiek tiek raumenukų, žinot, užsiauginti. Taigi aš turbūt dar padidinsiu kalorijų skaičių, aš seksiu savo svorį ir priklausomai, kiek aš norėsiu sverti, tuo daugiau aš valgysiu. Tai va, kai jūs jau valgote daugiau, 2500 kalorijų, sakykime, jau mažiau reikia žiūrėti visą tą lentelę dėl vitaminų, nes pasidaro kur kas lengviau juos surinkti. Bet iš tikrųjų 2000 kalorijų, 1800 kalorijų, tai jūs turite naudotis tą programą, kitaip bus problema. Nes suprantat, kam reikalas. Pavyzdžiui, jeigu jūs mėnesį laiko negausite pakankamai cinko, žinote, kad bus. Gali pilnai sustoti jūsų riebalų deginimas. Jeigu jūs negausit pakankamai kalio, tai čia yra labai svarbus elektrolitas. Jums trūksta energijos ir gali padidėti, reiškia, kraujospūdis. Jo, kraujospūdis. Aš sakau gali, nes gali kiekvienas organizmas kitaip reaguoti į dalykus. Nu va, viskas, šiek tiek jau pakepiau ir užteks. Čia grinai porą minučių, dabar aš dedu česnaką ir imbierių. Kai aš įdedu česnaką ir imbierių, reiškia, liko kepimui vos 2 minutėlės, kadangi, aš nepasiruošiu citrinos, lėkiu šaldytuvą. Kadangi, reiškia, ypatingai česnaką nevertėtų kepti ilgai. Imbieriaus irgi nebūtina ilgai kepti. Tai va, gražiai mes čia išspausim dar citrinytės. Va. Žinoma, jūs galite neskaičiuoti visų tų vitaminų, bet jūs matote maždaug, ką reikia valgyti ir valgykite tai patys. Būtent tai, ką aš gaminu. Būtinai avokado. Va šiandien kodėl pas mane buvo problemos, nes buvo kur kas mažesnis avokado ir iš karto,
kai aš vakar skaičiavau avokado, iš karto aš gavau 19% kalio. 19%. Tai buvo labai didelis iš karto, reiškės, kalio skaičius ir man buvo po to ganėtinai lengva viską sujungti. Gerai, dedu aš jau, reiškia, šitą Kunovą. Aš dar pažiūrėsiu vertimą, kažkoks labai keistas lietuviškas pavadinimas šito Kunova. Maniau, kad čia bus tarptautinis, bet Lietuvoje nemėgsta tų tarptautinių pavadinimų ir vadina visai kitaip. Kažkokios Bolivijos, kažkokia velniava, net nežinau. Taigi, dabar druskos. Svarbu, kad jos būtų pakankamai, nes druska reikalinga. Juoda pipirė. Dabar. Čia reiškės oregano, žolelės, rūgštelis ir ciberžolė. Ciberžolė aš valgau absoliučiai kiekvieną dieną. Taip pat rūgštelis. Ant viršaus užkišam citrinytę. Šiandien jau mažiau žiūrėsime tos skaičius visus, jau daugmaž jūs viską žinote, tik tai sužiūrėsime, kad viskas 100%. Jums paaiškinsiu šiek tiek. Ta bei šį, sakau, labai svarbu. Žinoma, jeigu vieną dieną pas jūs kažkoks trūkumas bus, tai dar nėra didelė problema. Bet jeigu, sakau, jūs laikysitės dietos 10 mėnesių ir pas jūs bus trūkumas kalio, cinko, tai jūs galite negauti gerų rezultatų, jūs galite į ligoninę papulti. Ar jūs norite papulti į ligoninę? Tikriausiai nenorite, manyčiau. Va, labai viskas skaniai gavosi, galite pažiūrėti patys. Manau, tiesiog gražu dar biškį aš pamaišysiu. Pažiūrėkite patys. Einam. Na, argi nenustabu. Grožis, ne? Ok, padėsim į lėkštutę. Tik čionais. Skanu. Palauk, šitą lėkštutę man nelabai patinka. Kur kas patogiau valgyti iš šitos. Padedu ant šilumos, nes kai šyla lėkštutė, tai maistas išliks labai ilgai šiltas. Pusę valandos be problemų. Bet padėsite maistą ant šaltos lėkštės, labai greitai jums. Būtina man dabar neišmesti kalorijų, nes liksiu be jų. Norite pažiūrėti, kaip plausiu šitą keptuvę? Jinai grinai kaip tefalis, pažiūrėkite. Šiek tiek vandens. Ir dabar žiūrėkim. Paimam skudurėlį ir viskas. Dar šiek tiek. Na, tada. Pavalysime rankšluosčiu. O, reiškia, po to reikės dar, žinoma, ją paruošti sekančiam naudojimui. Kol kas padėsiu šiltai čia nais. Kad jinai šilto, atgal matote ant šiltos, reiškia. Dūnės. Na viskas, aš keliauju valgyti šiandien, mano vakarienė šita ir viskas. Jau bus po visų vakarienių. Nu, šito turėtų užtekti. Šiaip aš nesijaučiu per daug alkanas, nes actas, pavyzdžiui, reiškės, jo, 2 šaukštai acto iš tikrųjų aš vartoju kiekvieną dieną, labai užmuša apetitą. Tai jeigu norite, kad užmuštų jums apetitą, to labiau tai puikiai detoksifikacijos priemonė.
Tai va. Reiškia, aš dabar pavalgysiu ir po to susitiksim už mano kompiuterio, aš jums paaiškinsiu, kas, kaip ir kada, ką mes šiandien suvalgėm, ką mes šiandien gavom, kokį maistą galite pakeitaliuoti, ko negalite pakeitaliuoti ir taip toliau. Iki. Na štai, aš ir po savo vakarienės privalgiau visai ir neblogai, sotus, laimingas. Iš tikrųjų pavalgiau būtent tiek, kiek ir norisi, pavalgyti ne per daug. Nes kai valgai 3000 kalorijų, tai maistas pasidaro sunkumas, kurį reikia kilnoti. Taigi, ką mes šiandien suvalgėm, reiškia, 3 puodeliai kavos, juodo pipiro apie 2 gramus, kokoso aliejaus, reiškia, 24 gramai, bendroji suma, 14 gramų aš dėjau į kavą, 14 gramų taip pat, reiškia, 1 tablespoon yra 14 gramų sviesto, matote, gauna 220 kalorijų, tiek, reiškia, mano kava. Visa problema buvo šiandien dėl avokado, 125 gramų. Jeigu gauti avokado 180 gramų, 200 gramų, tada viskas pasidaro kur kas lengviau užpildyti visas šitas lenteles. Reiškia, na ką, Aldis sardinės, kaip visada suvalgiau pakelį. Čia visa mėsa, kurią aš valgau, tik tais šita žuvis. Nes, sakau, netaip paprasta, reiškia, gauti pakankamai visų medžiagų, tai tenka labai suktis. Man teks dar šiandieną, jau dabar yra, žiūrėkit, reiškia, 9:08, aš anksti baigiau valgyti, man užteko 4,5 valandos, kad pavalgyti. Iš tikrųjų 2000 kalorijų, tai čia yra man juokai, aš galiu per kartą tiek suvalgyti. Taigi 3 dar arbatas šiandien turėsiu išgerti, tai va. Kad surinkti savo kalio normą. Tai buvo kivis, juodas šokoladas 20 gramų, kas čia, reiškia, mano detokso kokteilis, matote, kokoso vanduo, spirulina, 2 šaukštai obuolių actas, 1 tabletė kalciaus, 30, aš dar šiandien turiu suvalgyti 10 gramų, reiškia, vis užmirštu. Pumpkin seeds tai yra moliūgų sėklos. Nes kitaip man niekaip neišėjo cinko surinkti. Man teks dar suvalgyti 10 gramų moliūgų sėklų. Štai. Okay. Taigi šitą aš dabar bežiūrėdamas dar sukramtysiu. Taigi šią programą nepamirškite, galite naudoti ir jūs. Visiškai nemokama. Vadinasi Chronometer. Užrašykite Google, susiraskite, registruokitės ir naudokitės kiek norite. Puikiai programa, jeigu jūs norite laikytis dietų, sveikai gyventi. Šparagai, pipirai, aštrieji, pipirės saldieji, pusė, reiškia, pipirų saldžio, 1 svogūnas, česnako 11 gramų, imbierijos 6 gramai, patys matėte, oregano šaukštas, tumeriko šaukštukas, druska, aš, reiškia, dar suvalgiau mendalio riešutų 10 gramų, citrinas, citrinas aš kažkur 30 šį kartą, mažiau, ne 40, vakar buvo 40, kokoso aliejus dar 10, reiškia, žalieji šitie žirneliai, ir viskas, tai šiandien suvalgiau, šitą tikrai užteko, kalorijos 99%, beveik 2000, norite, galite dar porą riešutų skapoti. Suvalgykite dar graikišką riešutą, ne graikišką, brazilišką. Gausis, kiek reikia kalorijos. Cukraus ne per daug, šiandien 8%, tai svarbu. Po to smegenys durnai veikia. Visi vitaminai kuo puikiausiai susirinko. Problemų nebuvo. Bet štai su
Čia pasibėkite geltonas, čia yra trans fat. Jų nereikia. Šitie du neskaičiuojami, reiškia mano sotieji ir polisotieji riebalai. Cholesterolio mes pakankamai gavom. Sočiųjų riebalų pakankamai. Svarbu dalykai. Tai cinko tik 103%. Tai matote, 21% surinktas cinko iš moliūgo sėklų. 14% iš kūnavo. Tai moliūgo sėklos iš tikrųjų labai svarbus aspektas gaunasi, kai jūs mažakalorinės dietos. Patarčiau kiekvieną dieną valgyti kaip minimum 20 gramų moliūgo sėklų. Galite netgi ir daugiau. Reiškia, toliau. Selenimą, reiškia, seleno, visai nedaug gavosi šį kartą. Tie saldė sardinės iš karto. Ne, normaliai, 195%, meluoja. Reiškia, kalio tik tai 102%, vos įsisukom. Nes avokadas buvo mažesnis, 13%. Kaip visados, patys pagrindiniai maistai kas? Avokados, sardinės. Čia dar daug turi kalio šitas kokoso vanduo. Tai va, tiek reikaliukų. Kaip ir minėjau, viskas turi būti pilna. Visi šitie turi būti padengti, žalios spalvos. Vandens aš kaip išgeriu 2 litrus, taip kad vanduo irgi bus žalias. Reikia išgersti, ta prasme, su visko, su vandeniu. Su maistu, su visko turi gautis 4 litrai. Bet savaime, aišku, arbata turi skysčio vandens, ta prasme, ir maistas turi daug, kas turi. Tiesa, maisto skaidalas irgi vos įsisukom, 102%. Šiandien sunki diena gavos, palyginus su vakar. Vakar pabašiau. Bet sekančios dietos bus lengvesnės. 2,5 tūkstančio kalorijų. Jau galima bus atsipalaiduoti, viskas šitas greitai užsipildys. O 3 tūkstančiai kalorijų aš net nežiūriu, valgau ir viskas. Tik tai, kad būtų sveikas maistas. Tai tiek. Susitiksime kitose laidose. Viso geriausio. Sveiki žiūrovai. Tikiuosi atsimenate, kad aš esu ne tik dietologas, bet taip pat ir rašytojas bei filosofas. Tai štai yra viena iš mano knygų, tai pirmoji mano knyga, pavadinimu Armagedonas. Jinai yra išleista e-versijoje, elektroninėje versijoje. Ją galite nusipirkti šiame saite knygos.lt arba taip pat galite nusipirkti skaityklėje.lt. Kaina visiškai nedidelė, tai praktiškai menkniekis, malonaus skaitimo. Ir taipogi yra išleista mano kita knyga, tai Solemija. Ir jinai yra išleista tiek popierinėje versijoje, tiek elektroninėje versijoje. Ja galite gauti praktiškai visur. Tiesiog paieškokite ir tikrai rasite tiek Lietuvoje, tiek galite nupirkti internetu, tiek elektroninę versiją, tiek popierinę versiją. Ir jei jums patinka mano požiūris į gyvenimą, patinka mano sveikuoliški nuostatai, taip pat labai būčiau dėkingas, jeigu padėtumėt platinti mano YouTube kanalą ir mano video, dalindamiesi, reiškia, mano vaizdais per Facebooką ar ten per kitus platinimo kanalus su savo draugais. Tai taip pat praverstų ir jūsų draugams. Aš jūs įtikinu, jeigu jūs laikysitės mano dietų, mano gyvenimo stiliaus, jūs atrodysite taip puikiai, kad jūsų žmonės pradės klausinėti, kaip jūs tai pasiekite. Ir vienintelis būdas atsakyti bus nuorodos į mano kanalą. Taigi, viso geriausio ir sėkmės. Sveikai, gyvenkite ilgai ir laimingai.